Andželika Kužienė projektų vadovė ir su manimi atvyko strateginių pasiekmių aplinkai vertinimo ataskaitos rengėja Dalia Bagdonaitė. Tai mes šiandien dviese jums pristatinėsime. Tai gal pradėsime nuo bendros informacijos. Savivaldybė šiuo metu teritoriją vysto pagal bendrąjį planą, kuris buvo parengtas daugiau nei prieš 15 metų. Per tą laiką teisės aktai keitėsi ne vieną kartą, vien tik tai teritorijų planavimo įstatymas mažiausiai iš esmės pasikeitė 2 kartus. Vieną kartą 14 metais, kitą kartą 21 metais. Ir tie pakeitimai iš esmės pakeitė, sakykime, požiūrį į plėtrą, į gyvenamą ypač plėtrą, gyvenamųjų teritorijų plėtrą, ir viskas tai susieta yra su mažėjančiu gyventojų skaičiumi, kuris palietė visas savivaldybės. Paskui mes pamatysime skaidrės, kokie tie procesai pas jūs savivaldybėje. Tai neišvengiamai reikėjo galvoti apie tai, kad reikia rengti naują bendrąjį planą. 14 metais savivaldybė pasirengė specialųjį planą, mes jį vadiname kraštovaizdžio specialiųjų planų. Iš tikrųjų, tai buvo specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įgyvendinimo planas, kurio faktiškai ir vadovavosi, ir šiuo metu vadovaujasi savivaldybė, norėdama keisti paskirtis ar numatyti plėtras. Bet jų irgi nepakako, plėtros ten yra numatytos labai didelės, ir 21 metais savivaldybė priėmė sprendimą, 21 gegužės 17 taryba priėmė sprendimą rengti bendrojo plano keitimą. Ir šiuo metu mes esame rengimo etape, kurio metu yra parengtos 2 koncepcijos alternatyvos ir yra parengtas strateginis pasiekmių aplinkai vertinimas. Tikslai Šilalės rajono savivaldybės yra bendriniai, tokie kaip ir visų kitų savivaldybių, jūs ekrane matot, aš turbūt neskaitysiu. Ir apima tiek urbanizuotų teritorijų plėtrą, tiek neurbanizuotų teritorijų tvarkymą, investicijų klausimus, socialinę, ekonominę aplinką, gamtos ir kraštovaizdžio saugojimą, kultūros paveldo saugojimą. Tai standartiniai yra apimtys. Tik tai tiek, kad savivaldybė dar papildomai įrašė vieną užduotį, detaliau panagrinėti kraštovaizdį ir nustatyti savivaldybės mastų vertingas teritorijas, ir apžvalgos vietas, kurias reikėtų įteisinti, ir tas vietas, kurias reikėtų saugoti. Tai bus atskira schema parodyta. Rengiant kiekvieną bendrąjį planą, nuo ko mes pradedame? Nuo analizės, kuri buvo atlikta esamos padėties metu, ir prognozės, kurią mes padarome 30 metų. Koncepcija yra rengiama 30 metų, sprendiniai rengiami 10 metų. Tai šiandien mes kalbame apie tą tolimą perspektyvą 30 metų ir matome tokią situaciją, kad padaryta analizė gyventojų skaičius mažėja, per paskutinius 5 metus gyventojų skaičius sumažėjo 9,9%. Lyginant su kitom savivaldybėm, tai nėra didelis skaičius, nes, pavyzdžiui, jūsų kaimininė savivaldybė, šalia Kelmės savivaldybė, sumažėjo 14,4% per tą patį laikotarpį. Tai galima ir apie kitas savivaldybės kalbėti. Ta prasme, tas procesas gyventojų mažėjimo būdingas visom savivaldybėm, tai matyti neišvengiama yra. O bendrasis planas, kuris buvo parengtas prieš 20 metų, jis buvo parengtas įspūdingam gyventojų skaičiui, dideliam augimui, apie kurį net nėra dabar ir kalbos. Ir paskaičiuota, kad 53 metais gyventojų skaičius gali siekti 15 253 gyventojus. Ir tai yra paimta ta vidutinė, sakykime, alternatyva, skaičiuojama 3 būdais, skaičiuojama, sakykime, pesimistinis atvejis skaičiuojamas, optimistinis ir realistinis atvejis. Tai realistiniu atveju gyventojų skaičius mažėja iki 15 051 metais. Dabar mes turime 22 000 gyventojų savivaldybėje. Ir būdinga tai yra, kad maždaug sprendinių įgyvendinimo laikotarpyje, tai maždaug po 10 metų, po 8 metų gyventojų skaičiaus mažėjimas turi
stabilizuotis, negali eiti tokiais baisiais tempais, kokiais jis dabar eina. Ir va tas labai atsispindi planuojant gyvenamąjį fondą. Tai čia bus kita skaidrė. Dabar kokią turime situaciją, kokią turime gyventojų kaitą gyvenamosiose vietovėse. Vat matot visą sąrašą. Šilalėje gyventojų skaičius sumažėjo, čia yra skaičiuota nuo 11 metų iki 21 metų. Statistiniai duomenys. Šilalėje sumažėjo 12,9%, Kvėdarnoje sumažėjo 3,1%, Pajūris 21,7%, Upyna 8,5%, Kaltinėnų 21,4%, Laukuva 11,8%. Nu, bet matot visą kitą sąrašą, vienu žodžiu, labai dideli skaičiai. Yra viena vietovė, tik tai savivaldybė, kur gyventojų skaičius padidėjo, tai yra Žadėjai, tai 1%. Gyvenamojo fondo kaita. Nepaisant tokių demografinių rodiklių, gyvenamasis fondas jis auga maždaug 0,25% per metus ir gyvenamojo fondo padidėjimas yra numatomas sprendinių laikotarpyje ir gyvenamojo ploto norma vienam gyventojui. Tik tai reikia pažymėti, kad vėlgi sprendinių įgyvendinimo laikotarpio metu apie 37-39 metus gyvenamojo fondo aprūpinimas savivaldybėje kris, kadangi planuojama, kad gyventojų skaičius stabilizuosis ir gali pasiekti 39 kvadratus vienam gyventojui. Bet nepaisant tų visų skaičių, papildomas plotas, kuris yra reikalingas urbanizuoti, yra 550 hektarų. Tai va, tai viena iš užduočių koncepcijos yra nustatyti, kokia teritorinė plėtra yra reikalinga koncepcijos laikotarpyje. Tai visas šitas plotas yra paskaičiuotas 30 metų. Nu, aš nežinau, galbūt mes šiek tiek konkrečiau čia šnekame, galbūt čia aš labai neaiškinsiu. Erdvinė struktūra. Erdvinė struktūra yra visa eilė teritorijų planavimo dokumentų aukštesnio lygmens, kurie formuoja erdvinę struktūrą savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumente. Tai pagrindinis dokumentas yra Lietuvos Respublikos bendrasis planas, kuris 21 metų rugsėjo mėnesį yra patvirtintas. Ir į šitą planą integruotas kraštovaizdžio specialusis planas. Ir ką mes matome, kad Lietuvos Respublikos bendrasis planas rodo vystyti vieną centrą Šilalę ir vystyti kaip B centrą. Tai yra plėtojamojo tipo stipraus potencialo centras. Kitų centrų Lietuvos Respublikos bendrasis planas nenagrinėja, nes jie yra per smulkus tokiam projektui. Tai savivaldybės lygmenyje mes išskiriame 12 urbanistinių centrų ir jie yra 5 tipų. Šituose urbanistiniuose centruose numatoma urbanistinė plėtra. Šiaip atlikta yra analizė užstatytų teritorijų savivaldybėje ir nustatyta, kad kompaktiškai užstatytos teritorijos, tai yra viena miestų teritorija, 8 miestelio teritorijos ir 30 teritorijos, kurios lokalizuojasi kaimų teritorijose. Jos yra oranžinės šitoj schemai. Šita analizė yra labai svarbi, nes 21 metais Liepos 1 pasikeitė teritorijų planavimo įstatymas, kuris deklaruoja, kad plėtra turėtų būti kompaktiška. Ir gali būti vystytinos tik tai kompaktiškai užstatytos teritorijos. Kompaktiškai užstatytos teritorijos tai yra ne mažesnės 5 hektarų plotai, kuris atankis yra 20%. Likusiuose teritorijose urbanistinė plėtra yra negalima. Ir ta plėtra turima omeny, kad tai yra plėtra kitoj paskirty. Tai neliečia ūkininkų sodybų, kurios gali atsirasti žemės ūkio paskirtyje. Tai kitaip sakant, nuo 21 metų mes turime labai aiškiai lokalizuoti urbanistinės plėtros teritorijas, kuriuose galima bus keisti paskirtį pramoniai, gyvenamai statybai, komercijai, infrastruktūrai. Tai va, tai išeinant iš tos schemos, kurios mes matome, kad 38 teritorijos kaimo vietovėse yra kompaktiškai užstatytos, jos visos buvo išnagrinėtos. Ir toliau aš parodysiu kitą schemą, kur paaiškinsiu, kaip, sakykime, šitą analizę, atsispindi mūsų sprendiniuose. Parodysiu pirmą alternatyvą iš pradžių. Matot spalvotas žemėlapis, kuris nuspalvintas yra spalvom.
tai tos spalvos reiškia funkcinius prioritetus. Visa teritorija savivaldybės dalinama į dvi didelės grupės. Pirma grupė tai neurbanizuotų ir neurbanizuojamų teritorijų prioritetų funkcinės zonos. Jas atstovauja žemės ūkio, miškų ūkio teritorijos ir jos yra tausojančio ir intensyvaus naudojimo. Kita grupė tai yra urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos, intensyvaus, ekstensyvaus naudojimo ir dar yra kitos specifinės funkcinio prioritetų zonos, tai yra saugomos teritorijos, tai yra draustiniai, naudingos iškasenos ir krašto apsaugos teritorijos. Keturi porūšiai. Ten Laukuvos turėtų būti, ne Linkuvos. Ne, čia sudėta kartu su Kelmės rajonu. Aš taip suprantu, nes paskui antram jau buvo vien tik tai Kelmės Dabar rajonas. alternatyvų skirtumų. Tęsime kartu, ne? Iš tikrųjų mes nagrinėjom kartu su Kelme. Galime nenagrinėti iš viso. Aš ne to Aš klausiu. galiu parodyti sienas Aš ne to klausiu. Ne. Aš klausiu, ar kartu buvo parašyta dar vienas priedė, gal atverskime. Čia yra surašyta kaimai Kelmės rajono. Tai klausimas yra iš manęs ir ponios. Ar mes Gal nagrinėjom netyčia kartu? atkapėjau kitus. Neskaičiau, neįgarsinau šitų Tai kaimų. nėra ko jums čia pradėti, nagrinėti, nenagrinėti, o tiesiog atsakykite į klausimą, kai klausimą. Ramiai ir gražiai. Jeigu klaidų padarė. Ačiū. Alternatyvų skirtumai paskaitykit. Neskaitysiu, tekstas didelis. Parinktos yra dvi alternatyvos. Atliktas funkcinis zonavimas tų alternatyvų. Aš nežinau, ar čia kažkas matosi šitam ekrane. Šviesiai geltona spalva yra nurodytos žemės ūkio teritorijos, kurios priskiriamos yra intensyvaus naudojimo žemės ūkio teritorijoms. Šviesiai geltonas teritorijos yra ekstensyvaus naudojimo arba tausojančio naudojimo žemės ūkio teritorijos. Žalia spalva išskirtos miškų ir miškingų teritorijų zonos, taip pat atskirai yra išskirtos saugomos teritorijos ir yra išskirtos urbanizuotos teritorijos. Tai Šilalės miestas, kuris yra naudojamas intensyviai, priskirtas intensyvios kompaktiškos urbanizacijos, su šalia esančiomis priemiestinėmis teritorijomis Dirkintų, Struikų, Širikų, Šulių, Tubučių ir plotas yra 1013 hektarų, iš viso 6 zonos. Ekstensyvios kompaktiškos urbanizacijos teritorijoms yra priskirtini Kvėdarnos miestelis, Pajūrio miestelis, Upynus, Kaltinėnų, Laukuvos, Tinenių, Valsių Žaidėjų, Bilionių, Bijotų, Valentinių, visas sąrašas, kaip jūs matot, galite skaityti, 35 kompaktiškos užstatytos teritorijos. Pramonės teritorijos yra numatomos dvi, viena prie Šilalės miesto, pietinėje dalyje, kita virš Šilalės miesto už parko. Antra alternatyva skiriasi tuo, kad pasirinkta kryptis saugoti miestelius ir išsaugoti jų gyvybingumą ir gyvybingumą. Dėl to miesteliam yra numatomas intensyvios kompaktiškos urbanizacijos zonos. Tai yra Rūžavių plotai žemėlapyje ir jau be Šilalės miesto į šitą grupę įeina Pajūrio miestelis, įeina Kvėdarnos miestelis ir Kvėdarnos miestelis šitoje alternatyvoje įgauna C kategorijos centrą, kuris vystytinas antroji eilėje po Šilalės miesto. Visos likusios teritorijos, iš viso 19 zonų numatoma antroji alternatyvoje plėtoti intensyviai, likusios teritorijos 25 zonos kaip ekstensyvios urbanizacijos. Tiek intensyvios, tiek ekstensyvios urbanizacijos zonose bus galimas paskirties keitimas. Daugumai miestelių yra parengti bendrieji planai. Tai tose vietose, kur jie yra parengti, sprendiniai bus žiūrimi pagal galiojančius bendruosius planus. Įgyvendinami toliau, nebent bus sugalvota ir bus poreikis keisti bendrųjų planų sprendinius. Krašto apsaugos teritorija numatoma pietinėje savivaldybės dalyje ir taip atsitiko, kad mes parengėme sprendinius ir įkėlėme į sistemą
vieną dieną prieš tai, kai vyriausybė priėmė nutarimą dėl ribų, nes mes niekaip negalėjome poligono ribų gauti, žinojome, kad tai bus pietinėje dalyje. Čia pas mus brėžinėje uždėtas šiek tiek didesnis plotas. Mes tai pakoreguosime, sprendiniuosime, tiesiog pasilinkė informaciją. Sekančią dieną mes jau pamatėme žemėlapius, kurių mes negalėjome gauti, bet iš esmės mes beveik pataikėme, galima sakyti, 90% į tą plotą. Tai tas plotas bus pataisytas pagal... Tik pertrauksiu, tai vyriausybės nutarime buvo vienas plotas, Seime sprendimai statymai yra kits, dabar galutinis yra dar kits. Jūs turit vieną plotą, vyriausybės nutarime buvo kits, o galutinis yra dabar Seime patvirtins ir yra jau... Tai pagal šitą plotą mes privalome pagal įstatymą vadovautis tą informaciją, tai mes tiesiog, čia prasilinkę laikė, tiesiog antroji alternatyvoje numatomi 4 pramonės rajonai. 2 rajonai numatomi yra prie Šilalės miesto, kaip ir pirmoji alternatyvoje, bet dar 2 plotai numatomi papildomai prie Kvėdarnos ir, nežinau, ar Pilytė rodys, mėlynas plotas kryptyje link Vilniaus. Pagal galiojantį bendrąjį planą buvo perkelti šitie plotai. Tai pakankamai didelis plotas, 2 kartus didesnis nei pirmoji alternatyvoje. Antroji alternatyvoje numatoma ir Kvėdarnos plėtra priemiestinėse teritorijose, taip pat kaip ir Šilalės miesto numatoma plėtra priemiestinėse teritorijose. Skirtumas pirmos ir antros alternatyvos yra ir plėtojant rekreacinės teritorijas. Jeigu pirmoji alternatyvoje numatoma tik tai palei jūros upės slėnį link Šilalės plėtoti rekreaciją, tai antroji alternatyvoje rekreacijos plotai yra išdidinami ir dar didelis plotas numatomas prie automagistralės, abipus magistralės, centrinėje dalyje savivaldybės. O čia yra padaryta schema palyginimui su funkciniais prioritetais ir čia labai gražiai matosi, kaip skiriasi, sakykime, pavyzdžiui, rekreacija, matosi, kad antroji alternatyva yra didesnė, pirmoji yra mažesnė, taip pat ir pramonė, vietiniai plotai. Taip, gamtinis karkasas, teritorija labai jautri gamtinių karkasų, kaip ir gretimos savivaldybės, tame tarpe ir Kelmė. Labai panašus žemėlapis yra, labai daug teritorijų tiesiog išraižyta gamtinių karkasų. Gamtinis karkasas užima 64% teritorijos ir įveda tam tikrus, sakykime, apribojimus. Vienas iš apribojimų yra susietas su teritorijos tankiu. Jeigu tai yra urbanizuotos teritorijos, tankis negali būti viršijamas 30% ir tai yra susijęta su taršios ūkinės veiklos vystymu, negalimos įmonės, kuriem reikalingas integruotos taršos leidimas. Ir kaip aš minėjau, apie kraštovaizdį kalbant, vakarinė ir šiaurinė dalis savivaldybės pakliūna į labai vertingus kraštovaizdžius ir tai turi įtakos atsinaujinančios energetikos sprendinių formavimui. Rytinė. Ir papildomai pagal programą buvo parengtas kraštovaizdžio apsaugai kitas brėžinys, buvo identifikuotos kraštovaizdžio požiūrių vertingos vietos, 79 netgi vietos. Ir parodyti, šitame žemėlapyje, matot, parodyti yra kampai, į kurią pusę, sakykime, tas vaizdas yra svarbus. Ir tas irgi turės būti įvertintas sprendiniuose sekančioje planavimo stadijoje. Atsinaujinanti energetika. Mes turėjome tarpinį susitikimą rugsėjį, kurio metu aš rodžiau žemėlapius su jau išbraižytais arealais, bet įsigilinus daugiau į jūsų teisės dokumentus visus, pasirodo, savivaldybė priėmė sprendimą, plėtojant atsinaujinančią energetiką, parengti specialų planą atsinaujinančios energetikos. Ir kadangi toks sprendimas yra priimtas ir patvirtintas tarybos, mes negalime bendrajame plane numatyti atsinaujinančios energetikos arealų. Ir mes kaip rengėjas dabar nustatėme ribojimus, kuriais reikėtų vadovautis, rengiant specialų planą, va tiek, kiek mes dabar galime padaryti pagal mūsų, sakykime, kompetenciją ir galimybės. Tai dabar jūs matote saulės šviesos energijos elektrinės, spalvom, ryškiom, žalia, raudona, mėlyna.
Tai yra ribojimo zonos, kuriuose negalima saulės elektrinių statyba. Tamsiai žalia, ryškiai žalia spalva, kuri praeina per visą savivaldybę, tai yra vertingas kraštovaizdžio arealas, kuriame Lietuvos Respublikos bendrajame plane yra nurodyta, kad saulės elektrinės gali būti statomos ne didesnės kaip 0,5 MW. Ir tarp jų dar turi būti išlaikytas atstumas. Kitaip sakant, šitoje zonoje negalima statyti saulės parkų. Tai vietos, kurios lieka statybai saulės elektrinių, tai yra šviesiai geltonos teritorijos žemėlapyje, tai yra centrinė dalis ir šiek tiek nedidelis plotas rytinėje dalyje. Saulės elektrinės, kuris integruotos į pastatus, gali būti statomos visoje savivaldybėje, taip pat gali būti statomas ir ant žemės, yra visas sąlygų sąvadas paruoštas ir konkrečiai vietoj reikėtų taikyti. Daug blogesnė situacija yra su atsinaujinančia vėjo energija. Faktiškai visoje savivaldybėje vėjo elektrinių statyba yra negalima. Mėlyna zona tai yra radaro poveikio zona, pietinėje dalyje atsiranda dar poligonas, kraštovaizdžio vertingi arealai vizualinių požiūrių, kuriuose irgi draudžiama yra vėjo elektrinių statyba, lieka viena labai siaura juostelė virš mėlynos, nežinau ar pelytė rodys, bet ir dėl šito arealo mes dabar matyt diskutuosime su saugomų teritorijų tarnyba. Šiuo metu projektas yra pateiktas derinti... Trikuota gal? Prašau? Tikruota, ta šviesi, balta ten. Dryžiuota tokia spalva, bet šitą zoną, kurią mes bandome dar išgelbėti ir žiūrėsime, kokia diskusija bus su saugomų teritorijų tarnyba, mes iš jų dar negavome atsakymą. Visa medžiaga jiems yra pateikta. Žadeikiai čia, kažkas čia, Traksidis čia. Šita teritorija, aš taip įsivaizduoju pagal. Taip. Jie irgi pakliūna į arealus, vienu žodžiu, kurie yra vertingi kraštovaizdžio požiūrių, bet saugomų teritorijų tarnyba dabar kitam projekte kategoriškai pasisakė, kad tokiam areale nebūtų vėjo elektrinių. Bet jie nėra visai teisūs, jeigu įsigilinti į teisės aktus, aiškiai matosi, kad galima statyba, bet sąlyga yra tokia, kad reikėtų iš karto parengti pavą. Nes pagal įstatymą pavas rengiamas, jeigu yra 7 elektrinės, bet kadangi kraštovaizdžio vertingumas yra toks, įstatymas leidžia statyti, tik tai jau esant net ir vienai atlikti pavą. Tai žiūrėsim, dabar sunku statyti, gal čia viskas ir gerai bus, ir liks tas plotas, bet tikėtis, kad daugiau atsiras, tikrai galimybių nėra pagal šiuo metu galiojančius įstatymus. Įgyvendinimo prioritetai. Įgyvendinimo prioritetai tai yra labai svarbi tema, kadangi jie yra susijęti su savivaldybės infrastruktūros plėtojimu. Savivaldybės infrastruktūra apima vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, šilumos tinklų, kelių, gatvių, privažiavimų plėtrą. Numatėme, kad pirmoji alternatyvoje galima priskirti 9 prioritetinės plėtros teritorijas. Tai Šilalės miestas, Kvėdarnos miestelio teritorija bendrojo plano ribose ir šiuo atveju neįtraukiama teritorija, kur yra už miesto kaip plėtros teritorija parodyta, Pajūrio miestelį, Pajūralio kaimas, Šiauduvos, Palentinio, Nevočių, Girdiškės urbanizuotos teritorijos. Šitie duomenys paimti iš jūsų vandentvarkos plano, kuris neseniai yra patvirtintas, ir derinamės prie jo. Antroje alternatyvoje yra daugiau numatyta, jau 11 prioritetinių plėtros teritorijų. Čia pakliūna dar ir Upinos miestelis, Kaltinėnų miestelis, Laukuvos miestelio teritorija bendro plano ribose, Pajūralio, Šiauduvos ir vėl tie patys kaimai kaip ir pirmoji alternatyva. Aišku, finansinė išraiška bus skirtinga tiek pirmoji, tiek antroji. Tiksliai paskaičiuosime finansus sprendinių konkretizavimo stadijoje, kadangi ta finansinė išraiška yra vienas iš privalomų rodiklių, kuriuos reikia parodyti tarybai ir gauti jos pritarimą. Susisiekimo infrastruktūros plėtra. Pirma alternatyva remiasi galiojančio bendrojo plano sprendiniais. Galiojančiame bendrajame plane buvo numatyti apvažiavimai aplink Šilalės miestą šiaurinėje dalyje, keletą jungčių aplink Laukuvos miestelį ir Pajūrio miestelis turėjo apvažiavimą. Tai pirmoje alternatyvoje paliekami visi šitie sprendiniai. Antroje alternatyvoje yra sumažinama apimtis susisiekimo infrastruktūros ir jau šitų apvažiavimų mes nerodome, o kiti tikslai yra bendriniai, kaip ir visada, vienu žodžiu, plėsti asfaltuotų
kelių ilgį, elektromobilių įkrovos prieigų tinklą plėsti. Šitas klausimas bus konkrečiai detalizuojamas sprendinių konkretizavimo stadijoje. Labai svarbu plėsti yra bemotorį transportą, kitaip sakant, dviračių takus, dviračių trasas, nes savivaldybė tikrai turi labai daug puikių lankytinų vietų, kurias tie dviračių takai galėtų apjungti. Ir toliau šitiems sprendiniams yra parengtas strateginių pasiekmių aplinkai vertinimas, tai mano kolegė Dalia jums papasakos, kaip mes vertiname. Labą dieną, girdit? Tai projektų koncepcijos alternatyvų pagrindų bendrųjų sprendinių stadijoje yra atliekamas strateginis pasiekmių aplinkai vertinimas. Jau vien pats pavadinimas, kad tai yra strateginis, jūs suprantat, kad tai yra toks kaip išaiškinimas, kurį alternatyva poveikio aplinkos apsaugai svarbių aplinkos komponentų atžvilgių būtų palankesnė. SPAVO ataskaita turi pateikti tą išvadą, tą medžiagą teikia subjektams vertinimo, kurie atsako, ar mes tenkiname nustatytus reikalavimus. Ataskaitos rengimui yra labai aiškiai nustatyta apimtis, forma, turinys, ką mes turime nagrinėti toje ataskaitoje. Reiškia, tai nėra mūsų pačių sugalvotas dalykas, ką mes nagrinėjam, bet mes visą informaciją griežtai nustatytų turinių remdamiesi teikiame. Proceso dalyviai yra visų pirma tai organizatorius, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, visuomenė, kuri gali teikti savo pastabas, ir subjektai - valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, aplinkos apsaugos agentūra, visuomenės sveikatos centras, kultūros paveldo departamentas ir besiribojančios savivaldybės, jeigu jos matytų, kad jūsų rajono teritorijoje rengiamo bendrojo plano keitimo sprendiniai gali įtakoti jų gyvenimo kokybę neigiamai. Toks pavyzdys, tai gali būti vieną turėjom, kai vėjo elektrinių plėtra buvo numatyta netoli rajono ribos ir kaimyninė savivaldybė paprašė, kad reikėtų patraukti kažkiek tai. Tai čia kaip pavyzdį tik tai pateikiu. SPAV dokumente mes išsamiai nagrinėjame esamą aplinkos būklę, ypatingai atkreipiant dėmesį į teritorijas, kurios gali būti reikšmingai paveiktos ir nukentėti įgyvendinant bendrojo plano sprendinius. Pirmiausia, tai vertybės jūsų, tai yra saugomos teritorijos, paveldo objektai, Natura 2000 teritorijos ir visa eilė kitų biologinės įvairovės išsaugojimo požiūrių svarbių teritorijų, kurios dabar jau turi gana aiškiai lokalizuotą teritorinės duomenų bazės, tai yra Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės, natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai, saugomų rūšių augavietės ir radavietės, kraštovaizdžio kompleksai vizualinio estetinio potencialo, aukšto vertinama, kaip į juos yra atsižvelgiama formuojant koncepcijos alternatyvas, gamtinio karkaso teritorijos, nekilnojamo kultūros paveldo vertybės. Ir atlikus šitą analizę tų teritorijų, reiškia, mes pirmiausiai nusistatom, kas yra rajono teritorijoje vertybės, kurios gali būti paveiktos, o po to pereiname jau prie vertinimo, kaip jos, kokiame santykyje jos yra su sprendiniais alternatyvų. Tuo tikslu, palauk, aš čia atsiprašau, ne tą. Taip, vertinimo
vertinimas, pats procesas, reiškia, kaip jisai pas mus jau vertinimas atliekamas, mes turim tokį metodinį kažkokį modelį pasirengę, tai yra nagrinėjamos sprendinių grupės, kurios yra koncepcijos, tai yra bendrų sprendinių apimtyje nagrinėjamos, o sprendiniai, kuriuos va čia ir kolegė pristatė pirmiausia, tai yra funkcinių ryšių nustatymas, funkcinės struktūros vystimas, tai brėžinys, kuriuos jūs matėte, brėžiniai su funkcinio prioriteto zonomis, gamtinės aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos vystymo sprendiniai susiję su gamtinio karkaso apsaugos tvarkymo, su kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo išsaugojimo klausimais susiję, tada ekonominės aplinkos, susisiekimo sistemos vystymo sprendiniai, inžinierinės infrastruktūros vystymo sprendiniai, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo vystymo sprendiniai ir kaip visi šita kiekviena sprendinių grupė, kokį poveikį gali daryti atitinkamiems aplinkos komponentams. Tai va čia yra tas toks mūsų matrica nedidelė, mes vertinam tikėtinos reikšmingos teigiamos, tikėtinos reikšmingos neigiamos pasiekmes, tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasiekmes arba nenumatomos pasiekmes. Ir tas visą vertinimą dedame į lentelę, atliekame paskui skaičiavimą tų pliusų minusų ir rezultate, va, jūs matot pirmos ir antros alternatyvos ir rezultatą galiu pasakyti tą, kad šiek tiek persvarą teigiamo vertinimo turi antroji alternatyva mūsų atlikto vertinimo rezultate. Ir teikiame tokią išvadą. O dabar taip bendrai žmogus ir kaip paprastai kalbant, turiu pasakyti, kad alternatyvos yra iš esmės labai panašios. Aplinkos apsaugos požiūrių svarbių teritorijų atžvilgių, jos yra ganėtinai palankios ir draugiškos. Nes tiek pirmoji, tiek antroji alternatyvoje funkcinės zonos, kurios susijusios su kraštovaizdžio apsaugai svarbiomis teritorijomis, tai yra su saugomom, jau saugomom, su Natura 2000 teritorijom ir plus su perspektyviniam saugomom, čia Džilika nepaminėjau, kad tuose alternatyvose tiek pirmoji, tiek antroji yra pasiūlymas teikiamas iš nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano dėl istorinio regioninio parko Biotų, Valentinio, ar kaip tiksliai istorinio regioninio jos steigimo. Antroji alternatyvoje teikiamas pasiūlymas dėl Padėvyčio kraštovaizdžio draustinio steigimo. Kiek aš atsimenu, šitą idėją pas jūs jau nuo senesnių planų turbūt sklando ir nežinau, ar savivaldybė inicijuos, ar saugomų teritorijų tarnyba. Tai va, apsaugos požiūrių alternatyvos yra draugiškos. Dabar tausojančio ir intensyvaus bioprodukcinio ūkio vystymo pasiūlymai irgi alternatyvose labai neženkliai skiriasi. Tai esminiai momentai, ties kuriais va, tas vertinimas didesnė persvara antrosios alternatyvos naudai, tai susiję yra su urbanizuotų ir numatomų urbanizuoti teritorijų grupės, tos grupės sprendiniais, nes tas toks optimizavimas, tas atsisakymas užstatymo, vystymo žemės ūkio zonose, išsklaidytos tokios plėtros periferinės, urbanistinės atsisakymas antroji alternatyvoje, kas labiau gal matysis sprendinių jau stadijoje, kai bus tas reglamentavimas konkretus, bet mes strategiškai vertindami manome, kad antra alternatyva jinai būtų palankesnė, nes visgi yra daug tų mažų aplinkos apsaugai svarbių tokių teritorijų, tai yra buveinės, tai yra tos pievos ir kad tie elementai labiau tikimybė yra, kad išsisaugotų šitoje alternatyvoje. Tiesa, kurį dar
tos tausojančios rekreacijos didesnį plotą siūlo ir turiu pasakyti, kad tausojanti rekreacija tai nėra susijusi su paskirties keitimu į kitą paskirtį, tai yra toks gana draugiškas aplinkai forma funkcinio tokio naudojimo, susijusi dabar labai tokia nauja, kaip nauja kryptis to lėto keliavimo, poilsio natūralioj gamtinėje aplinkoj, tokioj draugiškoj, labai tokios idėjos gražios. Ir kadangi jūsų aplinka gamtinė tikrai patraukli, tai orientacija į tokį gyvenimo būdą ateityje išlaikyti. Tai ačiū uždėmesį. Priklausimų gal turėsit tada mums. Aš gal dėl procedūrų šiek tiek paaiškinsiu, gal iš vietos strateginius pasiekmių aplinkai vertinimas. Mikrofoną. Ai, čia yra. Vietai galima. Strateginių šitą Persėskit į kitą vietą, nes tas neveikia. Šita procedūra atliekama 20 darbo dienų. Prieš 10 dienų buvo paskelbtas viešas svarstymas, šiandien 11 diena, kai vyksta susirinkimas. 24 metų sausio 1 keitėsi strateginių pasiekmių aplinkai vertinimo tvarka. Visuomenė turi teisę ir po susirinkimo dar 10 dienų teikti pasiūlymus dėl strateginių pasiekmių aplinkai vertinimo, jeigu pamatys, kad gali kažką pasiūlyti arba kažko nepatenkinta. Tai dar 10 dienų tęsis procesas, man atrodo, iki gruodžio 5 dienos. Ir gruodžio 5 dieną visiškai užsidaro procedūra. Lygiai greičiai, ką mes darome. Ta pačia diena, kai mes pradėjome viešą svarstymą, mes atidavėme derinimo subjektams, jų yra iš viso 11, patikrinti mūsų koncepcijos alternatyvas ir strateginį pasiekmių aplinkai vertinimą. Šiai dienai gavome pritarimą iš 3 institucijų. Pritarė Kultūros vertybių departamentas, pritarė Šilutės savivaldybė ir pritarė Klaipėdos rajono savivaldybė. Iš kitų kol kas mes dar negavome. Pagal tvarką atsakymas turi būti pateiktas per 15 darbų dienų, tai kitos savaitės pabaigoje mes turime turėti jau iš visų institucijų nuomonės ir tada matysime, kokias gauname pastabas. Ir gali būti, kad turėsime su tom pastabom grįžti pas jūs ir dar kartą kalbėti apie tai, kaip mes galime patobulinti koncepciją, jeigu tai bus. Gali būti dėl atsinaujinančios energetikos, pavyzdžiui, kažkokių pasiūlymų, pastabų. Tai procedūra yra tokia. Šiaip pagal visą reglamentą koncepcija turėtų būti tvirtinama, turi būti gautas vyriausio architekto pritarimas, dar kol kas mes jo negavome, mes laukiame SPAF išvadų ir turi būti patvirtinta taryboje. Tai jeigu esminių pastabų nebus, planuojama pateikti savivaldybei gruodžio tarybai tvirtinti. Lygiai greičiai darysime sprendimus, jau darome jūs. Gruodžio mėnesį tarybos posėdžiai bus 16:30, kurį posėdį planuoja? Tai mes tiesiog prašom, kadangi pas mus procedūra baigėsi gruodžio 5 dieną, tai jau kaip savivaldybei bus patogu, kaip jūs galėsit į tą posėdį ir reikėtų įtraukti. Gruodžio, kelintą sakėt? Gruodžio 5 procedūra pas mus baigėsi. Galit paviešinti, kur yra viešinama? Savivaldybės puslapį. Spavas savivaldybės puslapį. Kur buvo viešintas? Seniūnijų lentose. Buvo seniūnijų lentose skelbimai, buvo savivaldybės lentoje ir dabar kabo, šiandien mes pasitikrinome. Buvo paskelbta internete ir internete buvo dar įdėti visi planai ir visos ataskaitos, tiek koncepcija, tiek spavas. Taip pat buvo viešinama TP3 ir dabar viešinama TP3 yra viešai prieinama informacija. Dar kabo viešinasi šitas. O pasidaryt? O planai visi buvo patalpinti internetinėme puslapyje ir jie yra TP3. Visi galima atsisiųsti ir aiškinamą įraštą ir brėžinius visus. Kodėl nebuvo laikraštį?
Laikraščiai nepriklauso pagal viešus svarstymus su visuomenė Kas tvarka. labiau prieinama gyventojams žmonėms, kaimuose esantiems seniūnijos skalbimo lentą miškuose kažkur tai, ar laikraštį vis dėlto? Mes turime viešus svarstymus su visuomenė tvarka, mes juos laikomės. Jeigu savivaldybė mato, kad jai reikia dar viešinti ir laikraštį, niekas netrukdo ir galėjo atlikti šitą papildomą viešinimą. Bet tai būtų papildoma priemonė. Suprantat, mūsų darbas tiek grafinis vaizdavimas, tiek aiškinamo rašto turinys, tiek pats PAVO parengimas, kaip mano kolegė, mes ant tiek esame reglamentuoti normų, įstatymų, vos netgi linijos istorijoje mes esame reglamentuoti. Tai taip pat ir viešos visos procedūros, kurias mes atliekame, jos labai griežtai aprašytos ir mes neturime, galima visada daugiau atlikti, bet mažiau mes atlikti negalime. Tai mes padarėme viskas, kas yra numatyta apraše. O bendrasis planas yra toks dokumentas, kuris niekad nebus taip, kad visiems patiktų. Visada bus tokių vietų diskutuotinų, sakykime, bus visada nepatenkintų, bus labai daug patenkintų, kadangi atsiveria naujos galimybės, ypač verslo. Bet iš tikrųjų tai dar reikia kalbėti ir apie tai, kad rajono bendrasis planas tai yra daugiau strateginis dokumentas, nes konkrečiai visi interesai sprendžiami yra žemesnio lygmens projektuose. Ir netgi viešo svarstymo, sakykime, teritorijų planavimo įstatyme įtvirtinta nuostata, kad savivaldybė pati priima sprendimus. Gyventojų pasiūlymai šiuo atveju, tai nėra tas, sakykime, kertinis akmuo ir nėra, sakykime, tie dalykai, kuriuos mes turime 100% vertinti. Savivaldybė priima ir gyventojų pasiūlymus, sakykime, daug yra lengviau atmesti nei vietovės lygmens rengiant bendrąjį planą, kur visuomenės pasiūlymas yra labai svarbus. Šiuo atveju visuomenės pasiūlymas yra tik tai rekomendacija. Tik rekomendacija. Taip sukonstruoti mūsų įstatymai. Mano klausimą. Dėl bendrojo plano. Sakykite, kaip bendrajame plane yra numatyta dėl paskirties keitimo, konkrečiai, tarkim, iš žemės ūkio į kitą paskirtį, ar detaliaisiais, ar galima, tarkim, ir mero potvarkį? Čia labai plačiai reikia atsakinėti. Šiaip teritorijų, nuo 21 Liepos 1, keičiant paskirtį, teritorijų planavimo dokumentai žemesnio lygmens yra privalomi. Jų apimtis turi būti ne mažesnė kaip kvartalas. Bet jeigu, sakykime, jūs planuojat miestelėje, kuriame jau yra bendrasis planas ir norit pakeisti paskirtį, tai galima ir administracijos direktoriaus įsakymų pagal bendrajame plane numatytas, sakykime, funkcijas. Bet čia jeigu inžinerinė infrastruktūra aiškiai. Jo, jeigu aiškiai inžinerinė infrastruktūra, visus įsigimas, nes pirmų punktų teritorijų planavimo įstatymai įrašyta. Jeigu neaiškiai infrastruktūra, iš karto rengti teritorijų planavimo dokumentą. O kiek mūsų rajone yra tokių teritorijų, kur yra aiškiai infrastruktūra, jeigu neliečiant miestą? Ar yra bent viena? Miesteliai matyti jūsų visi, kurie bendraisiais planais suplanuoti. Tai čia yra paliktas spręsti savivaldybei tas klausimas. Matot, ta situacija kiekviena vis skirtinga. Dabar ateina žmonės, planuoja kokį hektarą, tai aišku, kad ten infrastruktūra neaiški, kaip ten privažiuoja žmonės prie tų sklypų, kaip ten tinklus atsives. Tokia reikia planuoti. Ir jis ateina iš karto paskirti, pakeiti, nežinia, ką tu ten padarysi, kaip ten. Paskui bus konfliktų, teisinių visų kitų situacijų. Klausimas, ar tiesiog yra sąrašas, kuriam parodyta toj vietovėje tik detalusis planas? Ne, tokio sąrašo ir negali būti, kadangi tai būtų labai neteisinga ir klaidinga iš tikrųjų, nes kiekviena situacija yra individuali. Labą dieną. Labą dieną, sakykite, ar yra galimybė man pasisakyti kaip architektai? Magistralė, Žemaičių plentą ir tą pagrindinį į Mažeikius einantį kelią. Kas numatyta tų sklypų keitime, vystyti tą infrastruktūrą, sakykime, gyventojai nori kažką daryti, kaip visa Europa. Praktiškai viskas yra daroma šalia kelių, kur geri privažiavimai ir visa kita. Kas numatyta šioje vietoje? Autostrada, Žemaičių plentas. Prie autostrados yra numatytos dvi naujos pramoninės teritorijos. Viena yra prie Kaltinėnų, kitoj gamybinė industrinė, kitoj Kaltinėnų pusėj. Atsiprašau. Aš sakau, kas ribojasi su autostrada, žemės ūkio sklypai su autostrada, juos paskirti galės keisti
Ne, negalės. Galės tik tai tuose funkcinėse zonose, Kodėl negalės? kurios nurodytos brėžinyje. Numatomi labai didžiuliai urbanistiniai plotai, kurių... Bet Pipilytė čia nerodo. Sakykit, kaip atsiranda degalinė Košių kaime, o negalime degalinę statyti kažkur kitur, šalia autostrados? Pagal degalinių išdėstymo schemas ten buvo tokios. Aš atsiprašau, norėtų architektą Bet vis tiek tai yra pakalbėti. derint su rajonu. Tai čia gal kaip pavyzdį degalinę pateikė, bet, nu, tarkim, kažkur, nu, tebūnie prie Laukuvos, prie pat magistralės, ten norės, nežinau, kažkokį gamyklus, ten, nu, čia interpretuoju. Sandėliavimo. Pramonė visur. Galės ar ne? Taip toliau. Tai galės tuose funkcinėse zonose, kurios yra dabar nurodytos brėžinyje. Visa teritorija skirstoma į dvi grupės, pasikartosiu, urbanizuotus ir neurbanizuotus. Ką jūs turėjot 14 metais specialiajame plane, va ten buvo tos mišrios teritorijos numatytos, kur galima buvo ir kitą paskirtį, žemės ūkio paskirtį naudoti, pasikeitė 21 metais įstatymas. Labai aiškiai reikia apsispręsti, kuriuose vietose ta pramonė galėtų būti. Bet pagal tai, kokie dabar pas jūs yra skaičiai, pramonės yra numatoma nerealiai daug. 10 metų darome, 10 metų sprendinius rengiame. Architektė norėjo kažką Norėjo pasisakyti. Gintarė pasisakyti. Tai... Labadiena visiems, architektė Gintarė, ar girdite mane? Žiūrėkite, norėčiau pasisakyti, pagelbėsiu mūsų projektuotojams. Dabar yra bendrųjų sprendinių koncepcijos rengimo stadija. Tuoj prasidės sausio mėnesį, kai mes gruodžio mėnesio tarybai pasitvirtinam koncepciją ir spavą, mes pradedame sprendinių konkretizavimą. Tada atsiras ir detalizacijos kažkokios situacijų. Tame tarpe ir tam tikrų magistralės ir vietinių reikšmingų kelių sankirtos su magistrale sprendinių detalizacija. Šiuo atveju tai yra bendrieji sprendiniai, kuria linkme mes einame. Ar mes einame intensyvios urbanizacijos ar mažiau intensyvios. Aišku, visais atvejais neprieštaraujant Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendiniam, neprieštaraujant tam, kas yra numatyta, pagal ką yra skaičiuojama urbanizacijos intensyvumas. Tai šiuo atveju ir su paskirties keitimu norėčiau atsakyti. Galima paskirties keitimas yra pagal bendrąjį planą ir direktoriaus įsakymo mero potvarkių, bet kartais yra situacijų, kaip ir sakė mūsų vyriausia inžinierė Aida, būna tokių situacijų, kai pasiema 2, 3, 5 hektarus, nori sudalinti nedideliais klipukais. Tokiu atveju paskirties keitimas tik pagal bendrojo plano sprendinius yra praktiškai neįmanomas, nes reikia numatyti visą inžinerinę infrastruktūrą, kaip bus privažiuojama, kaip bus tiekiamas vandentiekis nuotekos toj teritorijoje. Tai labai teisingai projektuotojai ir pasakė, kad dažniausiai žemės sklypo paskirties keitimas yra kiekvienos atvejis individualus ir vertinamas kiekvieno atveju, kiekvienoj situacijai individualiai. Konkrečiai sprendinių bendrajam plane vienam sklypui nėra teikiama, todėl kad bendrojo plano sprendiniai netame mastelyje yra. Ir norint konkretizuoti kažkokias tankiau urbanizuotas teritorijas, kaimo vietovės, miestelius atskirus ar kaimelius, reikėtų rengti tai teritorijai, tos teritorijos bendrąjį planą ir konkretizuoti sprendinius jau kiekvienam sklypui. Tai yra iš tiesų savivaldybės, sakykime, prerogatyva daryti tai ar nedaryti, bet tuo pačiu tai yra finansinė išraiška. Nes kiekvienas toksai dokumentas reikalauja kažkokių pinigų. Dar kartą, čia dabar yra koncepcija, tai vizija, linkmė, kurią mes einame. Ar einame viena linkme ar kita linkme. Ką mums suderins mūsų institucijos, kurių, kiek pamenu, minėjo Andželika, yra 11 institucijų. Kaip leis mums vėjo jėgainės, kaip leis saulės elektrinės integruoti tą teritoriją. Ar patenkinsim visų tų institucijų poreikius ir jų teisės aktus. Ir dabar, kai šitą koncepciją mes turėsime, kas tikriausiai bus antroji koncepcija, kiek aš matau iš visos dokumentacijos, tai tada mes pradėsim sprendinių konkretizavimą. Jau tada prasidės detalizavimas, kokiomis sąlygomis, kaip yra atliekami darbai toliau.
Tai ir dėl viešinimo labai norėčiau pasisakyti, kadangi tai yra koncepcija, kadangi tai yra spavas, viešinimas buvo atliktas teisės aktų ribose. Kai prasidės sprendinių konkretizavimas, mes viešinimą atliksime teisės aktų sprendinių, teisės aktų reikalavimų ribose, bet tuo pačiu tikrai dėsime į laikraščius informaciją, tikrai dėsime į bet kokią socialinę savivaldybės ir seniūnijų valdomos socialinius tinklus, tame tarpe ir Facebooką. Informaciją dėsime, siūsime ir seniūnaičiam, ir seniūnam ir prašysim viešinti ženkliai daugiau negu dabar, nes tada jau prasidės aktualūs sprendiniai, kurie bus iš tiesų arba priimami, nes galimi pagal teisės aktus arba ne. Ir aš matau dar vieną klausimą, ar sulaukėte pasiūlymų ir pastabų iš Šilalės rajono gyventojų ir įmonių, jei taip kokių? Taip, pasiūlymų ir pastabų mes sulaukėme, bet visi pasiūlymai ir pastabos yra skirtos konkretizavimo stadijai, ne koncepcijos, ne spavo stadijai. Tai sakykime taip, šiuo momentu šitai stadijai mes nesam sulaukę nei pasiūlymų, nei pastabų. Šitai stadijai. Tai dar kartą pabrėšiu, mes girdime, mes klausomės, tik tai yra skirtingos stadijos ir detalizavimas prasideda nuo sausio mėnesio, prašom tada labai aktyviai visur dalyvauti. Nebus vėl jo sausio mėnesį, jis jau pavėlavo. Gal dar reikėtų paminėti, kad mes tarp vadovų kalbėjom, kad norėsim vis tiek ar mūsų architektai, ar kažkas, kad pervažiuotų bent didžiąsias seniūnijas ir skirtų bent po porą valandų seniūnų supažindinimui ir tuo pačiu, jeigu bus noras ir gyventojų. Mes jau su architektė mūsų esame aptarę, kad dabar nuotoliu kalbėjo, tai tikrai tą kelionę padarysim per visas seniūnijas, bent jau didžiąsias seniūnijas, tikrai važiuosim būtent po naujų metų, tai ir padiskutuosim seniūnijose apie bendrąjį planą. Tikrai tie susitikimai bus. O dabar dar, jeigu dar galiu pakomentuoti pasakymus, ar jau nepavėlavome, tai vėlgi norėčiau pasikartoti. Bendrasis planas nebus tas dokumentas, kuris įgyvendins visų poreikius ir taip toliau. Mes negalime patenkinti visų pasiūlymų ir poreikių, nes tai gali prieštarauti tam tikriem teisės aktam. Taip, mes vertinsime, ką galima, mes įsitrauksime, ko neįmanoma įgyvendinti, kokio pasiūlymo mes paaiškinsim, kodėl tai yra neįmanoma. Todėl pasakymas, kad ar nebus per vėlu, vėlgi, visų tikrai pageidavimų mes neįgyvendinsime ir tai nėra toks dokumentas. Tikrai liks ir patenkintų, ir nepatenkintų žmonių šituo atveju, bet tai ir yra bendrojo plano sprendiniai, dėja taip. Aš galiu klausimą. Patikslinkit, ką reiškia sąvoka Derkintų, čia prie pat miesto yra Derkintų kaimas įtrauktas į Šilalės miesto įstako zonoje esančią teritoriją. Tai yra miestas jau, ar kaip suprasti? Tai ne miestas yra, tai yra priemiestinė teritorija, kuri gali būti užpildyta. O kaip matyti, kuri dalis, nes mes tą planą mėginom skleisti, tiesiog nesimato, ar ten aktuali Liepų gatvė, ar jinai patenka į tą, ar kaip detaliau pažiūrėti, nes ten užbraukyta, taip įsiskleidžia, ten gatvės nesimato. Šiaip sprendinių konkretizavimo stadijoje bus kitas miestelis 50 000, irgi tai ne per didžiausias miestelis, ne 500, ne 1000, bet ten jau bus aiškiau. Skaitmeninis variantas tai bus daromas, skaitmeninį variantą įsikels, matys tikslai. Taip, ir dabar skaitmeninis kad sluoksnius susikelti galėtų, sklypus uždengti. Visi suprantam, kad jie lygiagrečiai šalia koncepcijos. Bet o gal... Gal klausykit, galima būtų sklypus iš tikrųjų užsikelti, nes čia kai tos priemiestinės teritorijos. Žiūrėkite, labai paprastai, visos priemiestinės teritorijos vienaip ar kitaip bus numatyta, kad yra sprendžiama kažkokie stambesni sprendiniai, sprendžiama detaliaisiais planais. Ir tenai bus priimtas sprendimas. Tikrai bus teritorijų, kur, pavyzdžiui, sklypo dalis patenka į vienokį žymėjimą, kita sklypo dalis patenka į kitokį. Pamatysi, kad jis patenka ar ne, jeigu neturi
sukeltas sluoksnių. Šiuo atveju Liepų gatvė tai patenka į tą priemiestinę teritoriją ir taip puikiai matosi pagal miškų ribas. Tai tikrai matosi, kad Liepų gatvė patenka, gal jinai ne visa patenka, bet ta atkarpa, didžioji atkarpa tikrai patenka į. Tai kaip ir sakė Andželika, truputį sprendinių konkretizavimo metu keisis mastelis brėžinių ir tada matysis aiškiau. Ir mes turime, žinokit, šitą pastabą, tokią jau pasiūlymą. Aš esu vakar berods užsifiksavusi ir kai detalizuosim sprendinius toje vietoje, mes atsižvelgsim į tą dalyką. Galiu klausimas. Jeigu taryboje bus patvirtinta jau koncepcija ir kažkokia įmonė, nežinau, žmogus paklius į kažkokią ten vadinamą žalią zoną ar geltoną zoną, ir jeigu jis ten netitinka jo poreikių arba norės kažką pakeisti, ar dar bus galima tas ribas pataisyti ar ne? Kad tos zonos, kur suzonuota buvo žemėlapiai, galima būtų pataisyti kažkiek, tai jeigu jiem netitiks dabartinių. Taip, galima būtų kažkiek patikslinti. Po tarybos patvirtinimui. Po tarybos patvirtinimų, kadangi koncepcija yra labai grubiai padaroma, tai yra tik tai kryptis. Ir vat kaip ponia minėjo, kad ar pakliūna tam ta teritorija ar nepakliūna, tai sprendinių konkretizavimo stadijoje bus kitame mastelėje išdidinta ir galima bus detaliau pasižiūrėti. Ir, sakykime, jeigu bus tokių situacijų, kad dalina sklypą į dvi dalis, tai bendrasis planas turi visą krūvą tekstinių reglamentų, kaip tokioje vietoje elgtis. Sakykime, jeigu didžioji sklypo dalis pakliūna, tai galima pagal didžiosios dalies ar taikyti visus reglamentus. Matote, sklypas nėra planavimo objektas, prie 50 000 nesimato, bet netgi darydami koncepciją mes iš tikrųjų buvome įjungę visus sklypus, sklypų paskirtys ir jau stengiamės taip tiksliai eiti, kad nebūtų tokių konfliktinių situacijų. Bet dar galėsime pasižiūrėti. Tai dabar dėl tų pakeitimų mes darom, yra įrašas koncepcijoje, kad sprendinių konkretizavimo stadijoje tos sprendinius galima tikslinti, nenukrypstant nuo esmės. O esmė, pavyzdžiui, jeigu mes dabar aplink Šilalę numatome plėtros teritorijas, tai mes jau sekančioje stadijoje negalime tų plėtros teritorijų atsisakyti, bet mes galime tų plėtros teritorijų ribas tikslinti. Tai jeigu kažkokie atsiras poreikiai, pavyzdžiui, dabar šitoj koncepcijoj visiškai nematome pramonės teritorijų, komercinių teritorijų, kurios yra esamuose gamybiniuose centruose, nes to nereikia dabar rodyti. Ir to mes nerodysime ir sekančioje stadijoje, bet atsiras tekstinis reglamentas, kuris sakys, kad jeigu yra esama užstatyta teritorija, ypač ten, kur yra apgriautos fermos visokie statiniai, kurios galima modernizuoti arba konvertuoti, tai tiesiog per tekstinį reglamentą bus duotas leidimas tas teritorijas keisti į kitą paskirtį. Šitą leidimą mes labai sunkiai gavome iš aplinkos ministerijos su kitais bendraisiais planais, bet dabar jau pripratinome. Tai gali būti kai kurie dalykai nematomi brėžinyje, bet tikrai tokios veiklos, kurių norės savininkai, jos bus galimos. Dabar degalinės. Degalinių mes dabar net ir neturime tikslo rodyti. Degalinės dabar pripažintos sudėtinė bendrojo plano dalimi, kaip tik Vatanoje taryboje jūs priėmė tarybos sprendimą ir visus projektus, kurie, sakykime, trukdė gyventi arba galėtų trukdyti gyventi, jie dabar yra įjungti į bendrojo plano apimtį. Bendrasis planas faktiškai gali panaikinti tos visus nereikalingus sprendinius ir numatyti naujus. Tokiu būdu specialieji planai bus išregistruoti iš teritorijų planavimo dokumentų registro. O tokia situacija, kaip degalinės pavyzdžiui, tai bus aprašyta tekstinių reglamentų, kad degalinės galimos visuose teritorijose, kuriuose numatytas yra komercinis teritorijų naudojimo būdas, esamuose užstatytose teritorijose. Mes tas vietas žiūrėsime ir per tekstinį reglamentą mes tas vietas aprašysime, bet grafiškai mes jų tikrai nevaizduosime. Čia mes į priekį šiek tiek žiūrime, kaip sprendiniai atrodys. Nes bendrasis planas turi turėti kuo daugiau laisvių reaguoti į tos pokyčius. Nes jeigu tu grafiškai tiksliai parodai, tai yra tikrai negeri dalykai ir paskui labai daug reikia atlikti korigavimų ir pataisimų, kurie savivaldybei ir laikė sudėtingi, ir finansiškai yra nemaža našta. Degalinės gal nereikėtų tiesiogiai suprasti kaip degalinė, kuri pilstytų kurą konkrečiai naftos, bet Šilalėje, kaip žinot, nėra turbūt elektrinių įkrovimo stotelių. Tai pagal autostradą jos vienareikšmiškai būtų reikalingos. Tai jeigu ten, kaip buvo matininkų, atrodo Sauliaus,
klausimas, ko gero jūs galvoju apie tai paklausti, apie elektros įkrovimo stoteles. Ar jas galima bus statyti palei Žemaičių plentą, palei autostradą? Kažkada, kažkokiuose vietose. Pramonės jūs paklausėte, aš taip ir atsakiau jam. Tai Gal ne visai teisingai paklausiu. Žiūrėkite, Infrastruktūra yra reikalinga, kur yra įvažiavimai, kur neprieštarauja KTR kelių, tikrai galima bus. Tai ir net ir reikalinga yra. Ten jo neprieštarauja, ten turi įvažiavimai atskirą. Tai bus irgi tekstinių reglamentų aprašyta visi atvejai, kada galima tą dalyką daryti, nes tai ne viena vieta aktuali, daug tų vietų gali atsirasti. Tai yra kelio aptarnaujanti infrastruktūra ir tikrai jokių trukdžių nėra tam. iš tiesų norėčiau paantrinti projektuotojam, kad teisingai ir vyr inžinieriai mūsų, kad yra reglamentai, kurie pasako, kas galima yra kelio apsaugos zonoje. Kelio apsaugos zonose yra galima įrenginių ir statinių statybų ir kelio aptarnavimui. Tai degalinės ir elektros automobilių įkrovimo aikštelės, tai yra degalinės sudėdamoji dalis, kaip ir automobilių paprasta stovėjimo aikštelė. Tai jinai yra kelio aptarnavimui skirtas dalykas, transporto priemonių aptarnavimui važiuojančių kelių. Tai čia jau yra kitas reglamentas ir kaip Andželika ir sakė, prasideda sunkiausias iš tiesų darbas, sprendinių konkretizavimas. Tai reiškia apsirašyti aiškinamajam rašte turint kryptį, kurią mes judame toliau, įvertinus, kad tai yra 10 metų poreikis turi būti numatytas, tai didžiausias darbas yra apsirašyti aiškinamajam rašte galimybės atsižvelgiant į tai, koks poreikis gali pasikeisti per 10 metų. Tai dabartinis tas sprendinių konkretizavimas, didžioji dalis klausimų bus labai reikiami, būtent kai mes pradėsime viešinti konkretizavimo stadiją. Šiuo momentu, kaip ir Andželika sakė, turim kryptį. Krypties ribos yra tokios, kad mažiau padaryti, negu dabar užsibrėžėm, negalime, konkretizuoti, detalizuoti mes galėsime. Tai ir visas automobilių aikštelės ir elektromobilių krovimas, jisai bus galimas iš tiesų pakankamai, sakykime, nelankščiai, bet tam tikrose vietose tikrai jisai bus galimas, kur tai yra aktualiausia pagal visus kitus teisės aktus. Tai natūralu, kad vidury autostrados negalės pastatyti išvažiavimą, aišku, nepasidarys naujų, bet kur esama infrastruktūra yra, čia eina kalba turbūt labiausiai. Tai mes tam dalykui jau turime tipinį reglamentą tokį, kurį taikome. Klausimėlį. Vienam iš žemėlapių yra intensyvos žemės ūkio čia teritorija suplanuota. Kokia veikla, apart žemės ūkio veiklos, ten bus galima vykdyti? Statyba kažkokia galima, negalima ten? Žemės ūkio paskirties teritorijose nesvarbi, ar tai intensyviai, ar, sakykime, tausojančio naudojimo funkcinė zona. Intensyvos žemės ūkio. Tai ar vienose ar kitose žemės ūkio teritorijose galima statyba tik tai žemės ūkio paskirties objektų bus. Tai gali būti ūkininkų sodybos, tai gali būti garažai ūkininkų, tai gali būti, sakykime, fermos kažkokios ūkiai. Ploto apribojimai, yra ribos kažkokios ploto, turiu pusę. Sekančios stadijos klausimai vėlgi yra, pavyzdžiui, kaip pavyzdį galiu pasakyti, Kelmės rajonas, ne Kelmės, atsiprašau, ne Plungės, šalia Plungės rajonas, kur Kretingos rajono savivaldybė, pavyzdžiui, įvedė, kad mažiausias ūkis gali būti 25 hektarai ir tik tai tuomet gali kažką statytis, tokie sprendiniai yra blogi, iš tikrųjų, jų net negali, sakykime, pagal įstatymą kaip ūkininko ūkio sodyba arba alternatyviai žemės statomų statinių 50 arų. Šiaip tai... Ne, pavyzdžiui, jeigu ūkininkas ūkinių statinių stato, tai 50 arų užtenka. Bet jeigu jis nori vienbutį, dvibutį gyvenamą namą su 2 hektarai. Atsiprašysiu, norėčiau pakomentuoti, kadangi tai išimtinai mano sritis yra ūkininko sodybos, jeigu statome su gyvenamojo namu, yra vieni reglamentavimai. Klausimas buvo daugiau apie ūkio paskirties pastatų, tai yra fermų, sandėlių, garažų. Ūkio paskirties pastatam minimalus reikalavimas žemės sklypo plotas yra 50 arų. 50 arų galima užstatyti iki 50% pastatais. Jeigu plotas yra 2 hektarai, užstatyti galima iki 50% tų 2 hektarų. Priklausomai nuo to, kokia yra parenkama būtent statybos zona, riba.
Tai šiuo atveju dar yra be bendrojo plano ūkininko žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, norint statyti, reikia pasiruošti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, būtent parengant teritoriją tokių statinių statybai. Ir tada žmogus, tai yra savininkas žemės sklypo, įsivertina, kokio ploto pastatus jis planuoja statyti ir kiek jam reikia teritorijos apsibrėžti šitam dalykui. Dar kartą, mažiausias leistinas žemės sklypo plotas yra 50 arų, su ūkininko sodybom su gyvenamoju namu, vienoje vietoje mažiausias žemės sklypo plotas turi būti 2 hektarai. Tokie yra galiojantis kiti teisės aktai ir bendrasis planas čia labai retai turi įtakos šitiem teisės aktam. Bet negalimas paskirties keitimas į kitą paskirtį gyvenamųjų pastatų, komercinių pastatų statybai, nebent išimtis bus, jeigu tai jau šiuo metu yra urbanizuota teritorija, žemės ūkio paskirties objektai kokie nors, ir ta funkcija yra neaktuali, galima keisti į pramonę komerciją bus, bet tik tai esamuose teritorijose. Ir sąlyga ministerijos yra tokia, kad šitos teritorijos neformuotų kompaktiškai užstatytų teritorijų. Tai reiškia, neturi viršyti užstatytą teritoriją 5 hektarų plotų. Bet žiūrėkit, tokia situacija, jeigu aš turiu sklypą 1,44 arų ir kitoj pusėje kelio, sakykime, yra mano ten 90 arų, tarkim. Ir aš tam 44 arų sklype galėsiu statyti fermą, ar ne? Ne, jūs negalėsite, bet sklypai skirtingi ir adresai skirtingi. Jūs negalėsite statyti, todėl kad pagal ūkininko ūkio įstatymą galima statyti statinius ne mažesnėme negu 50 arų žemės sklype. Čia niekas nesusijęs su bendruoju. Mes negalim bendrajam plane numatyti sprendinių, kurie prieštarautų teisės aktam. Tai mes bendrajam plane turėtume nusitraukti. Tai ne per visai. O toj miesto komercinės paskirties. Galima keisti paskirtą, čia vėl. Jis dabar jūs kalbėdamas. Savivaldybė susitarti, ar mes rašysime detaliosius planus, ar vietovės lygmens bendrąjį planą, tai mes čia turėsime dar padiskutuoti. Bet paskirtį galima keisti, dėl to, kad nieko negalės. Ūkininkų sodyba, 44 negalės. Ūkininkų Gal galit apsgaust, tačiau kas tai yra intensyvi žemdirbystė ir tautoji žemdirbystė. Ūkininkų sodyba, žinoma, jeigu nėra tvartas, statysi 50 arų. Čia yra kokie apribojimai, nepribojimai. Statysi dar tualetą, jau reikės 2 Mes laukiame šitą klausimą. Patirties jau galiu pasakyti, pirmiausia, turiu pasakyti, kad tausojančio ir intensyvaus bioprodukcinio naudojimo funkcinio prioriteto zonos nėra mūsų išmislas. Pirmiausia, tai yra jau leidžiasi iš Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, o po to jau leidžiasi į tą žemesnį savivaldybės lygmenį, kuriame mes vėlgi turime mūsų reglamentuojančius teisės aktus, taisyklės, tvarkas ir kuriuose irgi yra erdvinių duomenų specifikacija, kurioje yra tausojantis intensyvus žemės ir miškų ūkis. Dabar jeigu tausojant intensyvaus miškų atveju, tai labai taip galiu paprastai pasakyti, tausojantis tai ūkininkavimas pagal 2 ir 3 grupės miškų tvarkymo reikalavimus, o intensyvus miškų ūkis, tai ūkininkavimas pagal 4 grupės miškų tvarkymo reikalavimus. Tai čia mūsų toks paaiškinimas dabar, kaip ten su miškininkais ir su miškotvarkos, nes kaip ten miškotvarka planus tuos savo daro ir žiūrėdama į bendruosius planus, ar nežiūrėdama, ar jie dar turi savo kažkokias tvarkas. Ir kovos tai vyksta, nes nacionalinis miškų susitarimas dar nepasirašytas, nes tie, kurie už tausojantį miškų ūkį, jiems nepavyksta įveikti intensyvaus miškų ūkio šalininkų. Tai tame fronte taip, dabar dėl tausojančio ir intensyvaus žemės ūkio, ar ne? Pirmiausia, jo lokalizavimas, kuo remiantis yra atliktas šiame jūsų rajono atveju, tai vėlgi nėra sugalvojimas to specialisto, kuris rengia, bet tai jau yra principinis
lokalizavimas to tausojančio žemės ūkio Šilalės rajono savivaldybėje, jau jisai uždėtas yra nacionalinėme kraštovaizdžio tvarkymo plane ir į ką vertinant. Pirmiausia, tai yra Žemaitijos kalvynas, ar ne, ta rajono dalis, kuri yra kalvota, kuri yra tokios kraštovaizdžio mozaikinės struktūros, kurioje ir dėl ko dirvožemiai yra jautrus, ar ne, jie nėra vertinami kaip labai našus, bet tai yra vėjo ir vandens erozija, nuardymas ir tie visi dalykai nėra labai derlingi. Tai priskirtos yra tausojančio žemės ūkio zonos. Plius dar gamtinio karkaso lokalizavimas, natūraliai tokiuose įvairaus kraštovaizdžio arealuose didesnė biologinė įvairovė, hidrografinis tinklas natūralus arba pakeistas. Tai vat tokią turim sudėtingesnę, sakysim, ūkininkavimui nelabai palankės zonas, kurios gauna tą tausojančią kryptį žemės ūkio. Dabar į ką kreipiama dėmesį? Tokie būna sakiniai valstybės reguliavimo priemonėmis. Reiškia, tai nėra, kada tas mechanizmas jisai pilnai įsigyvendins, bet esmė tai yra kryptis į ekologinį ūkininkavimą. Su kuo tai susiję? Agrotechninių priemonių taikymas, trąšų normų ten mažinimas, tada ekologinių ūkių kūrimas, pageidautinas labai rekomenduojamas renaturalizavimas gamtinių elementų, tai yra pelkių. Pirmiausia, labai irgi tas aplinkos komponentas, kuris svarbus, kurios yra sausintos, joms suteikti, kad jos grįžtų į savo procesą, ten labai didelių priemonių nereikia, tų melioracinių sistemų reiškia užkerta joms kelią ten, kad jos neveikia. Upelių atkūrimas, paskui nenašių žemių pavertimas miško žemė, ar ne, kurios jau būna paaugusios, atžėlusios. Tai ir tas ūkis, vėlgi jisai, jeigu tau intensyviame ūkyje, tai vadina tuo prekiniu, intensyvių, didelių ūkių, žemės ūkio gamybą, tai čia daugiau orientuojasi į tokį ekologinį ūkį, kiek jisai ekonomiškai pasiteisina be paramos valstybės ir žemės ūkio, aišku, ministerija kokią politiką turi priklausomai nuo kokios srautai pinigų eina europiniai, tai taip. Nes ta dalis jūsų rajone tikrai, sutinku, kad jinai yra nemaža, nes pas jūs lyguminės ir tos našesnės žemės yra pietiniai, pietvakariniai, vakariniai daly. O šitą, bet tai vertė yra kitame. Bet kažkokio planų, kažkokio tai ūkininkavimo veiklos, sakysim, apribojimų nėra planų. Mūsų bendrajame plane. Tai kad kryptis į ekologiją daugiau, į miškų apsodinimą daugiau. Taip. Lengviau gal leidimo miškų apsodinimą. Šiaip tai kituose rajonuose tų miškinimo būdavo, priklausomai nuo to, kaip savivaldybė, nes prieš kiek tai metų buvo tai Žemėtvarkos instituto parengti nenašių žemių apmiškinimo planai. Jie buvo gana labai išsamei, detaliai ir gražiai padaryti, mažiau. Tai va, tai šito plano medžiagą, aš manyčiau, jeigu jūs tikrai pageidautumėt, jinai gali būti integruota jau į bendrąjį planą, šitą parengtą sprendiniuose. Ir tos vietos miškinimo gali būti parodytos, į sprendinius, tik tai tas urbanistinės plėtros zonos ar ne, jų atsisakant. O intensyvios žemdirbystės tos zonos galima tos leidimus miškų apsodinti? Galima, plius jūsų argumentas tas dar gali būti dėl to, kad Šilalės rajone miškingumas yra šiek netgi mažesnis už vidutinį šalies. Jūs 30% nesiekia miškingumo. 29,5, Lietuvos vidurkis 33. Tai čia tik tai patiems savo orientacijai, kad jūs dar galite ir pagal tą jūsų tikrai reljefo pobūdį jūs dar. Jeigu yra žemės gabalas 4 hektarai, tai 2 sodybas ūkininką gali tame būti.
O kaip žiūrėkit bus, jeigu dabar konkrečiai mes turim, žinom sklypai, kad dabar šiandien dieną yra, dabar to intensyvaus žemės ūkio teritorijoje yra komercinės paskirties sklypas. Kas su juo toliau bus, kaip patvirtinsim bendrąjį planą? Jis ir bus naudojamas kaip komercinės paskirties sklypas. O gretimą sklypą galima būtų padaryti komercinės paskirties ar ne? Todėl, kad žemės ūkio srityje reikia iš karto apsispręsti dėl urbanizuojamų ir neurbanizuojamų teritorijų. Vat čia yra 21 metų teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo, sakykime, niuansai. Jeigu mes rodome bendrajame plane, kad yra žemės ūkio paskirties teritorija, joje gali būti žemės ūkio paskirties teritorija. Jeigu veikla yra, sakykime, dabar kitoj paskirti, jie gali tokia būti ir toliau tęsiama. Naujų urbanizuotų teritorijų, neurbanizuotų teritorijų. Žodžiu, kas buvo anksčiau gali likti, o jau Ir išimtys, kaip aš minėjau, jeigu yra gamybiniai centrai, kurie yra apleisti garažai, apleistos fermos, tokių pastatų palikti negalima ir išimties tvarka galima tokiuose vietose keisti paskirtį į pramonės sandėliavimą, komercinę, bet neįgyvenamą. Tai į komercinę bus galima? Į komercinę galima bus, taip. Bet plotas turi neviršyti 5 hektarų. Mūsų fermų buvusių. Nu, tai yra ten kažkoks ten buvusi pamatai, tai tebėra, tarkim, tam sklype. Jeigu pamatai yra, jeigu yra visi dokumentai, tai... Nėra, nieko archyvas neranda. Net. Bet faktiškai pamatai, yra. Jie yra, jie tebėra. Tik archyvas, tarkim, reikalauja pavadinimo to pastato. O jūs prašymą teikėt? Į archyvą? Ne, savivaldybė. Taip. O kieno vardu rašot? Aš Asta Rupšlaukienė. Buvo. Čia kvėtarnai gal? Ne. Puslapį galima. Žiūrėkite, pamatų buvimo faktas, jeigu nėra registro centro duomenų, tai jisai, sakykime, nelabai kažkokį pagrindą duoda, nes tai galėjo visą laiką būti kažkokios nelegalios statybos. Tai jeigu registro centro išrašas yra, kad tai yra stovėję pamatai, dažniausiai išlieka, kad pastatas yra, tarkim, sugriuvęs, jo likę tik tai 20 keli procentai ir įvardinta pamatai, tada tokiu atveju taip, mes turime žemės sklypą, nepriklausomai, jeigu jis yra žemės ūkio paskirties žemės sklypas, jame buvę yra statinių. Tai kaip sakė projektuotojai, tokiu atveju galima toje vietoje numatyti gamybą pramonę, yra sandėliavimą arba komerciją ir tos pastatus atstatyti ir sukurti tą teritoriją. Bet jeigu pamatų nėra išlikusių jokių kadastro duomenų apie tokius egzistuojančius pamatus, tai klausimas, ar tikrai ten yra pamatai. Tai čia reikėtų vėl kiekvienu atveju labai atidžiai žiūrėti, nes teisinė praktika rodo tokį dalyką, kad netgi neužtenka tam tikrų duomenų, kad ir buvusias sodybas atkurti, jeigu nėra tam tikros papildomos kažkokios informacijos. Nebuvo kiekvieną pastatą atskirai, dabar išlieka fermų kažkokia. Buvo ferma, ant komercinė ir tebėra jinai. Sandėlys yra šalia sklypas komercinės paskirties, ant kurios stovėjo lentpjūvė ir šalia mūsų tas kampas likęs, va tie pamatai, ten yra dujinė kažkokia. Gerai, atsiprašau. Gal čia buvo iš kokių tai senų laikų? Kolūkio laikų dujinės būdavo tokie pastačiukai nedideli. Ir tos dujinės jos buvo niekur neinventarizuotos, niekur nieko jos nebuvo niekada aprašytos. Ten kolūkio laikais laikė balionus. Jos Kai kurios buvo, kai kurios ne. Tai dažniausiai nebūdavo, pamiškiai būdavo pastatyti. Žiūrėkite, dar vienas dalykas. Jeigu tam objektui yra suformuotas atskiras sklypas, tai turėjo būti kažkokie dokumentai, kad tas objektas yra. Nes neegzistavo laikotarpis, kurio metu būtų galima suformuoti sklypą ne apie statinį. Tai jeigu jūs sakote, kad buvo kažkoks kolūkis ir ten dalimas... Gerbiamą architektą, atsiprašau, pertrauksiu, aš konkrečiai turiu vieną sklypą su buvusia dujinė ir ten nėra nieko suformuota apie tą dujinę. Tiesiog suformuotas 3 hektarų bendras sklypas, žemės ūkio paskirties sklypas. Niekas dėmesio jokio nekreipė į tus pamatus anksčiau. Aš turiu konkretų pavyzdį. Jeigu tada jau buvo pamatai, tai faktas, bet suprantate, čia yra... Ir dabar tai pamatai. Pas manęs tai tebėra tos dujinės pamatai, bet kas iš jo? Nieko. Reikia keltis archyvinius duomenis. Gal ta dujinė buvo prie kažkokių kitų.
Gal ta dujinė buvo priskirta prie kažkokių kitų pastatų komplekso, gal tenai buvo pradžiai 15 hektarų ir paskui tapo keli sklypai po kelis. Reikia žiūrėti Ne, situaciją. jūs Gintarė, suprantat? kolūkio laikais buvo tokia paslauga daroma kolūkio dujininko, kad būdavo pastatomos kolūkio pinigais pastačiukas 5 ant 5, 10 ant 10 ir jis niekur nebūdavo įformintas. Tiesiog, jis ten buvo pusė plytos pastatas su normaliais pamatais ir viskas. Ir toks pastačiukas jisai buvo. Jis niekur nebuvo apiformintas. Tiesiog, kad laikytų dujas kažkur. Bet tai nereiškia, žinokite, kad jo nereikėjo įforminti. Tai, kad jo neįformintavo ir Kolūkio laikais daug neregistruodavo. neįformintai pastatų. Taip, faktas tikrai, žinokit, aš sutinku, yra labai daug neįformintų pastatų, dėl kurių pastoviai žmonės kreipiasi, sako, mes 10, 15, 20 metų, 30 gyvename, pastatas neturi jokių registro duomenų. Šiuo momentu Lietuvos Respublikos statybos įstatymas tokius statinius laiko nelegaliom statybomis. Ir yra procesų, kuriuos galima eiti ir žiūrėti, bet čia yra kiekvieno individualių atvejų, ne bendrojo plano sprendiniuose. Tai gal mes tą kiekvieną individualų, kaip projektuotojai ir sakė, jeigu bus kažkokių dokumentų, kurių pagrindų mes galėsim numatyti komercinę ir sandėliavimo paskirtį, mes taip ir padarysime. Tai kiekvienu konkrečiu atveju ir žiūrėkime, gal pavyks kartu bendrom jėgom surasti kažkokių archyvinių dokumentų, kurių pagrindų mes galėsime šitą dalyką padaryti. Bet tai yra, atsiprašau, nepykite, ne projektuotojų dabar darbas, ne bendrojo plano koncepcijos ir tikrai net ne Žiūrėkit, dar vieną konkretizavimo. klausimą turiu. Industrinė zona, čia sakot pietinė zona, nuo kur iki kur maždaug? Čia prie miesto turite. Prie miesto? Jo, prie miesto. Tai pagal galiojantį miesto bendrąjį planą. Ten privatus sklypai dažniausiai turbūt, ar ne? Tai jau Imsime privatūs, didelį nėra kitokių. rėžinį. Ir ko gero Bet jeigu ten toj zonoj žmonės dabar jau sklypus turi, jie gal nori gyventi, gyvenamos namus statyti kažkada. Tai blogai. Čia tarp kolūkinis pusė, ne? Ne, nu jeigu turit omeny tą pietinio kelio gatvę, kur eina, ne? Tai nuo kur, nuo Ir nuo Jozitos? jos... Nuo Jozitos? Nu, nuo Jozitos ir už Jozitos dar biški buvo. Ir už Jozitos dar? Jo, jo. Mhm. Kur? Ant čia. Nu, visas laukų ruožas palei tą gatvę, tam tikras ruožas. Nu čia Iki Vingininkų, Na, sakykime, to pasukimo. ir dar toliau, ir dar toliau. Mhm. Link degalinės. Link Tauragės. Ir dar toliau, link vandentekio. Nu, tokia visą ten užsisuka jinai. Nu, štai aš dar čia. Tai link vandenį, tai yra apsaugos zona vandenį, bet tu nieko čia nepastatysi. Nu, bet kažkiek tai gali sakyti, Negali. tam tikros taršos, netaršius objektus. Ne, baig, jo. Degalinė stovi vandentekio zona. Ir ta vandentekio irgi Tai suskirstyta. vat Gerai, bet tai dabar bandė statyti matosi, žmogus. va, žemiau Silvestrus B raidė, matot? Aikštelę norėjo pasistatyti tiesiog. Jis nieko negalėjo. Vat nedavėt leidimų. Mes, atsiprašau, vėl aš pabandysiu susikišti. Būtų raudono burbulo UIP teritorija, kur parodyta, nu, aišku, užlipa ir žalias punktyras. Tai šita teritorija buvo suplanuota miesto bendrajame plane, senajame miesto bendrajame plane. Dabar, kai mes darėme naują bendrąjį planą, šitos teritorijos pramonės į miesto ribas neįtraukėme ir gyventojams atsakinėjome raštu, kad ta zona bus išsaugota ir parodyta rajono bendrajame plane. Tai čia yra tęstinumo pagrindu ir ten faktiškai kūrėsi jau tos įmonės kažkokios sodininkystės, kažkokie. Taip yra. Ten yra visos užuomazgos, sakykime. Bet ką mes dar numatome, tai prie Balsių šiaurinėje dalyje mes numatome dar vieną pramoninę zoną. Dar viena pramoninė zona prie Kvėdarnius, dešiniai pusėje, UIP indeksas, matot? Dar kalba buvo už Vingininko gyvenvietės tolien, kad kažkas irgi atsirastų. Štai vietoj? Jo, link Jucaičių. Bet taip kalbėjo ir liko. Kad pramonė. Jo, kažką numatyti. Nu. Tokia informacija tikrai mūsų nebuvo pasiekusi. Bet šiaip Jūsų nebuvo pasiekus, bet čia dabar tokios diskusijos dar vyko, kad Bet gal per mažai tokių teritorijų,
kad gal reikėtų čia numatyti, taip va kalba tokia Bet buvo. gal pirmoje eilėje reikėtų sutvarkyti tas teritorijos, kurios yra visiškai apleistos. Ten yra didžiulis potencialas. Nes yra tikrai daug apleistų pastatų. Ir tas apleistas reikėtų. Tai, va, tai jeigu, sakykime, Bet jos yra vėl su tom apleistom, žinokit, sudėtinga. Yra kažkokios tai grupės asmenų fizinių, kurios nieko nedaro. Ir stringa. Aš vėl norėčiau įsiterpti kaip savivaldybės atstovas. Tam yra priemonių su fizinės ir juridiniais asmenim, kurie nieko nedaro, apleidžia Bausti. pastatus. Avarinės yra tam tikrų teisinių priemonių, kaip tvarkytis. Aš palaikysiu dabar projektuotus ir to labiau, kad mūsų Lietuvos Respublikos visi teisės aktai, bendrasis planas numato, kad kol esamos apleistos urbanizuotos teritorijos nėra išnaudotos potencialiai beveik 100%, tol naujų teritorijų urbanizacijai numatyti mes negalime. Mes turime pradžiai įgyvendinti mieste, nes dabar yra statistika tokia. Paimkim ne tik miestą, paimkim kažkokį miestelį ar kaimą. Vidury miestelio kaimo stovi negyvenami, nenaudojami komercijai pastatai, bet tuo metu mes žemės ūkio konversiją leidžiame į gyvenamąją ir kitokią paskirtį. Tai šiuo atveju tam ir yra urbanizacija Lietuvoje mažinama, kad Dalis apleista, tai ten galva nusisukt gali. dabar dėl Jucaičių. Aš dabar supratau, apie ką jūs kalbate, yra gautas visuomenės pasiūlymas. Aš žemiau Jucaičių, link miško, palei kelią, didžiulę juostą numatyti pramonės teritorijai. Jokio pagrindo nėra tam dalykui. Mes turime tikrai labai daug pramoninių teritorijų suplanuotų. Šitas pasiūlymas tikrai bus atmestas. Nes 10 metų nėra tokio poreikio. Tai didinsime dar naujas teritorijas, nesisavinę tų teritorijų, kur jau pradėta ta pramoninė veikla. Labai Čia pasiūlymo nėra pateikta, bet buvo yra pateiktas diskusija. pasiūlymas. Yra pateiktas pasiūlymas apibrėžti teritoriją. Aš vakar kaip tik žiūrėjau. Tai aš tada nemačiau to pasiūlymo. Visi laukai faktiškai, tarp Tai čia miškų ir Jucaičių. pas architektą turbūt, aš nemačiau. Ne, čia iš tų senesnių. Iš diskusijų girdėjau, kad norėtų. Tai šiaip susirinkimui Balta teritorija, dar truputį, kad rodot, balta teritorija, kas čia yra? šviesi šita, taip? Jo, labai šviesi. Tai yra intensyvaus žemės ūkio funkcinės zonos. O Jucaičiai, pavyzdžiui, kur patenka? Ta vieta. Jucaičiai patenka į intensyvaus naudojimo žemės ūkio teritorijas. O tai tada geltona, kur, sakysim, pats pakraštys iš rajonų. Kas čia? Kur pakraštys tai yra tausojančio naudojimo žemės ūkio teritorijos. O čia kaip išdidinta labai gražiai dabar matosi. O ta tokia tamsesnė spalva, kakis spalva, tai yra rekreacinės teritorijos. Tausojantis irgi naudojamas, bet tos rekreacinės teritorijos, tai negalima tiesiogiai suprasti, kad tai yra, sakykime, keisti paskirtį. Tai yra tiesiog kryptis, kaip tas teritorijas naudoti. Pavyzdžiui, šitose teritorijose nebus leidžiama plėtoti žemės ūkio paskirties gamybinių centrų, nes tai yra skirta rekreacijai. O šalia geltonos ta tokia truputį tamsesnė. Kas čia yra? MT, kas čia? Praeidis lygtai. Tausojantis miškų ūkis gal, ne? A, miškai? Miškai. Ne, tai labai tamsesnė, tai miškai, bet dar ne visai tamsi. MT, nu tai MT, pažiūrėk. Miškų tarnyba? Ne, Kas čia? Žemiau, šalia geltono rajono riba. Dar biškai. Viskas MT tausoja. indeksą Gerai buvo. pažiūrėk. Jo, jeigu truputį dešiniau, kur buvo rodikliai jūsų. Dar kairiau nuo manęs, tada kairiau, į antrą pusę. Čia matot PDF, tai sunkiai čia važinėja Arba labai. buvo užėję. Prie pajūrio, į kairę. Tarp Tenenių ir Pajūrių. Jo. Į kairę nuo pajūrio. Čia, jo, čia. Tausojantis miškų. Čia yra mišrios, miškų žemės ūkio mišrios teritorijos, kur 50% maždaug žemės ūkio, 50% yra miškų. Tai per pusę, sakykime. Tai jos turi savo kategoriją mišrios teritorijos. Irgi būna tausojančio ir būna intensyvaus naudojimo. Bet nelabai jų yra pas mane. Ką jūs turit, Roma, pas save, pavyzdžiui, apleistų? Pavyzdžiui, dabar yra prie Žygių netoli iš vis ta ferma viena. Iš savivaldybės gavau raštą, kad pateikti, surasti ten žmonių grupės. Nu, vat, čia panašiai taip ir yra. Žvingių? Čia pat Žvingių. Ai. Nu, ir
Yra va tokie, kur, bet ten yra žmogaus žemė. Privati. Nu, jeigu jis Ir yra apleisti žmonių grupė. Buvo. Ten jis yra viens gyvas likęs. O žemė yra to žmogaus, nu tai pastatai tada. Ja. Tai va apie pastatus, kaip jau kalba. Nu, tokie- Renios yra Vidgirių kaime, bet ten žmogus miręs, paveldėtojai nepriėmė jokio paveldėjimo. Genioto kaime prie Kvėdarnos palei kelią, tas didžiulis toksai. Nu tai va, vietoj tokių gamybinių, tų visokių, ką aš nežinau, paskirti gali keisti. Pasiimkit. Bet kas Nu ką ten vykdysim? juos paims? Pasiimkit. Dar nupjausti reikia, Tai sutvarkyti. gerai, aplinkui žmogaus žemė, gausi tu tenais 15 arų, 20 po to pastatų, ką tu veiksi? Net negausi. 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 Nu, apie ką kalbam? Tai va, Nu. tokiuose planuose turėtum išspręsti tus dalykus tada. Tai ir sako, kad ten būtų galima tada Tai gerai, konversija. bet nėra žemės, tu negausi žemės. kokia Po pastatą Tai tam 15 arų. žmogui, tas, kuris yra savininkas tos žemės sklypo, Bet jis nenori. nu tai tegul parduoda. Ne. Kas tokiu Žiūrėk, gerbiamą vaiką. Tai va, Yra problema kita. Žmogui pamatavo aplinkui tą visą teritoriją, kokius 3 hektarus. Čia yra tas pastatas senas, nugriautas, nugriuvęs, ta prasme. Ir jiem po pastato yra kokie 15-20 arų. Ir jis yra užimta tik tais. Ir dar Tam buvo- žmogui tu netiduosi, o čia tu nieko negali to 15-20. Taip apie pamatą. Dar būdavo tokių variantų, kad tais pastatais Noriu priverstinė pakomentuoti. nuoma būdavo, kad Jo. įforminama. Jo. Aš noriu pakomentuoti. Jeigu atveju privažiavimas tai parodyts, 15-20 arų, tai kokia čia urbanizuota teritorija, arba ką tu ten gali pastatyti gamyklą kokią, nu atsiprašau. Ar galima pasisakyti, žiūrėkite, aš noriu pasakyti, kaip yra formuojami žemės sklypai apie pastatus ir numatoma žemės sklypas, sklypo dydis, kuris yra būtinas pastatui naudoti. Tam yra tam tikra tvarka ir tam tikros formulės, pagal kurias yra skaičiuojamas minimalus žemės sklypo Mes plotas. kalbam, gerbimo architektą, mes kalbam jau apie faktą, ne apie formavimą kažkokį. Jau yra suformuoti žemės ūkio paskirties sklypai, jeigu kalbam apie fermas, tos pačiose 15 Vilniuose, arų. tose pačiose Teneniuose, tose pačiose Genioto kaime. Ten aplinkui yra žmonėms kitiems suformuoti žemės ūkio paskirties sklypai, o tie pastačiukai palikti su minimaliu 1-2 metrų aplinkui pamatus apėjimu. Ir jie yra palikti tokie labai maži sklypai, kažkam tai. Tai grupiai 20 žmonių, arba, nu jie yra valstybinė žemė, šiaip atvirai pasakius. Čia nacionalinė žemės tarnyba padarė labai didelę techninę klaidą, sakykime taip, nes ta tvarka, koks turi būti minimalus sklypas pastatui aptarnauti, jinai egzistuoja labai senai ir jie negalėjo palikti tik tai 2 metrų. Mes kalbam apie faktą ir seniūnai gali paliudyti, ir Henrik šitai gali paliudyti. Mes kalbam apie faktus. Bet yra Bet 20 žiūrėkite. žmonių, jie pirka tą fermą, 20 žmonių nupirka. Ir dabar lieka vienas ir tas pats atdienos kojas jau. Ir ten Per valstybė- pajus pirko Nu, tikriausiai, valstybės ne? žemė. Žiūrėkite, tai nėra bendrojo plano koncepcijos dalykas. Mes Ne, mes kalbam, išnaudokim tai yra, projektuotojus, gintarė, kultūrinę- tai yra Taip. plano dalis. Dėl ko? Dėl to, kad jūs sakot, apleistos teritorijos, jos gali būti urbanizuotos. Kaip tu tą teritoriją gali paversti gamyklą, jeigu jinai turi 15-20 arų ar 30-50 arų? Niekaip, bet čia jau Tai apie yra ką kalbam? nebendro. Tai va dabar jūs nesakykit, Neturim pristatykime pramonės planą. teritorijų tokių. Jo, čia nėra. Egidijau, bet čia, pramonės ne, teritorijų. čia nėra bendrojo plano sprendinių dalykas. Tai nėra susijęs su tuo, ką mes šiuo Žiūrėkit, momentu architektai, kad tik pristatinėjame. pasakė, pristatė, kad sako, kur apleistos teritorijos, jūs pirmą ten tas sustvarkykit, tada gausit pramonės teritoriją. Jo. Tai kaip tas teritorijas sustvarkyti apleistas, jeigu jų neįmanoma sustvarkyti, nieko ten negali padaryti. Bet tai čia irgi nėra bendrojo plano sprendiniai ir čia nėra projektuotojų kompetencijos dalykas išspręsti va tokius dalykus, kuriuos yra padariusios kitos institucijos ir faktinių dalykų. Bet Mes tada kalbam nereikia sakyti, kad pirmą sustvarkykite apleistas teritorijas, tada gausite papildomai industrinę teritoriją. Būtent taip ir reikia sakyti, nes Bet žiūrėkit, būtent taip ir reikia. yra priemonės tam, kad tos teritorijos tvarkytųsi. Tai gerai, bet kaip pasakykit, 20 arų teritorijoje pastatyti gamyklėlę. Pirkti gretimus sklypus, sujungti Žemės ūkio sklypus paskirties sklypas. ir nusipirkti Žemės ūkio paskirties sklypas.
Jūs leiskite man pabaigti. Nusipirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypus, sujungti šituos sklypus ir konvertuoti juos tada į gamybą, pramonę ir konversiją, padaryti pagal pastatą, apie ką ir kalbėjo projektuotojai. Nu, gerai, Bet tai nėra bendra. Gerbiam Gintarė, va tie sklypai, kur aš dabar kalbu apie Vidgirių kaime, jie pakliūna į tą tausojančią žemdirbystės plotą. Jūs Ir neleisite ką pakeisti jums sakė paskirties. projektuotojas? Bet tik Ką projektuotojas sakė, kad neleis projektuotojai? keisti paskirties. Buvo vienas klausimas toksai. Termų paskirties žemės sklypai, jeigu jų galima bus pritaikyti sandėliavimui ir komercijai. Man rodos, projektuotojai šitą sakinį irgi sakė. O jeigu tas žmogus neparduos, jam reikia žemės ūkio ir viskas, jis neparduos to šalia sklypo. Kaip tu jo nupirksi? Ir tada toje teritorijoje tas klausimas neišsispręs. Taškas. Tai va, tai čia toje vietoje mes ir dedam tašką, kadangi reikia išspręsti klausimą dėl tų apleistų teritorijų kažkaip. Čia nėra bendrojo plano sprendiniai. Aš suprantu, kad jūs spręsite tai globaliuoju metodu per politikus, per teisės aktus, bet ne per bendrąjį planą sprendžiate. Atrodo, turim daug teritorijų, Nu, bet o jų čia nėra. tada sumažinat sklypus. Bet jų Komercinės nėra. paskirties sumažės. Tai pilna tokių, žinai, yra. Tos dujinės, va kaip ponė irgi sakė, tų dujų ne kiekvienam kaimukė aplinkui rasi tų pastatų. Bet tai tikrai bendro plano klausimai. Mes netgi sklypų ribų nesprendžiame, sklypų nenagrinėjame. Pas mus mažiausias planavimo vienetas yra funkcinė zona. Mes tai suprantam, tik tai, kad šnekam Taip, globaliai. nu čia yra tie skauduliai, kurie, sakykime, susijęti su teisės aktų galbūt netobulumu. Šitoje vietoje mes kiek įmanoma, mes ir viskas, ir gyvenam dar. reglamentus aprašyti, kad tų laisvių būtų daugiau, bet tiek, kiek leidžia mums teisinė bazė. Bendrai per rajoną atrodo yra nemažai tų apleistų pastatų, bet kad jų vietoje tu nieko negali padaryti. Niekam jos neįdomios yra, nes kas dabar norės ateiti. Nu, nepatrauklios, jo. Kelio nėra, privažiavimo normalaus. Teritorija maža, niekas nenorės ten pradėto kaimyno šnekinti, girtų man parduok tą žemę, galbūt sujungimus kažkokius daryti, dar kažką. Atėjęs investuotojas, jis nori gauti teritoriją ir viską. Jam neįdomu, kad kažką pradėtų atlikinėti. Tai nereiškia, kad mes turime paimti žemės ūkį ir jį visur konvertuoti taip, kaip mums reikia, nes tai yra patogiau, greičiau ir paprasčiau. Faktas, kad apleistas teritorijas sutvarkyti yra didesnis iššūkis, kas tikriausiai ir daugiau lėšų kainuoja. Bet tai tikrai, vat, būtent dėl šitos priežasties yra priimta aplinkos ministerijos ir kitų institucijų sprendimai, kad vien tik todėl, kad lengvesnis kelias yra žemės ūkį konvertuoti į pramonę ir taip toliau, tai nereiškia, kad reikia urbanizuoti viską, kur galime ir kur norime, nes taip yra pigiau, paprasčiau ir greičiau. Nes bet kokia konvertacija, bet koks atsiradimas pramoninių teritorijų, jie reikalauja vandentiekio, nuotekų, jie reikalauja susisiekimo sistemos. Mes, pavyzdžiui, šiandien dienai tarybos sprendimu net neturime infrastruktūros mokesčio, už ką mes jiem kelius turėtumėm nutiesti ir prižiūrėti. Nes atsiradus tenai va tose 15 arų kažkokiam sandėliavimo objektui, iš karto tas savininkas rašys raštus, sutvarkykite iki manęs kelią, nes aš vykdau verslą, aš vykdau kažką, o kelias yra pradobėtas. Greideriuokit man kas 2 savaitės kitaip, nes aš negaliu privažiuoti. Čia yra dar labai stambus infrastruktūros klausimas. Tai ta urbanizacija ir to labiau, kad ūkininkai skundžiasi. Ir kiekvienais metais ūkininkai skundžiasi, kad nebėra ariamų plotų ir ariamos žemės vis mažėja. Tai čia yra kompromisas. Tvarkykite apleistas teritorijas. Čia yra kompromisas. Bet kuriuo atveju tai yra kompromisas. Ačiū, tai aš taip suprantu, kad pasiūlymų dėl spavo nėra. Reikia pažiūrėti natūraliai, nes dabar, ką mes prabėgom čia tik tais Dėl pačios ataskaitos, dėl vertinimo. kilometrus. Tai reikėtų